Žiūrėkit, beje, Sašai nulipdžiau padelį su Batmanu. Jis labai patinka Batmanas. Šiandien piešinukas yra iš esmės neegzistuojantis. Nežinau, jeigu jūs esat labai meniška siela, jūs galite parašyti komentaruose, ką jūs čia išvelgėt. Nu, o prie kavuko, kaip visada. Jaučiu paimsiu šitą. Saša, papasakok, kodėl tu atrodai taip, kaip tu atrodai. Paraleliai savo veiklai, kurių GC turinį. Aš gal tu sakysi paraleliai nuo savo veiklos su santechnikas? Ne. Dėja. Turbūt jie daug pridirbo. Nemanau. Jo. Manau, kad šitą pasakiau visi santechnikai, kurie žiūrėjo šitą video, for whatever reason. Biški cringe, man atrodo, kad čia buvo. Visi santechnikai žiūrėjo tokie video. Pala, try not to cringe dabar. Gerai. Pasakyk, kad tu nori pizzą su ananasais. Noriu pizzą su ananasais. Kaip banalu. Pizza su ananasais? Fu. Žinok, mokytoja nepriminė vienų darbus. Mokytoja, šiaip tai jūs nepriminėte vienų darbus. Nu, va čia buvo riba. Tai gerai, filmuosim UGC. Žodžiu, kadras reikalauja, kad piltųsi atseit vanduo ant Sašos, tai Sašos DIY purkštukas. Tiesiog padarė skylutės ir pračiau purkštis vanduo. Sakytas žodis. Na kaip? Tai galvoju, čia vienas Galimai būsiu jums vamdyti prie kiurdinės. O šiaip šiandien varom į kavos festivalį. Aš žinau, bus tiesiog kažkokie čempionatai, bus galima paragauti kavos, degustacijos. Aš tiksliai nežinau, kas ten bus, tai visai įdomu. Pagalvojau, pafilmuosiu ir jums parodysiu. Mane Simona sutripė mano garbę namuose, kai buvom, tai nelabai norėjau nieko sakyti ant kameros. Saša išgalvoja, čia A. Saša jums galvoja, čia nebūtina B. kiekvieną kartą, kai nukreipi į savo telefoną, spaudinėt. Oi, mūsų autobusas. O realiai būtina ar nebūtina? Aš spaudžiu, aš nežinau. Mes iki Litexpo einam, kai iki kažkokios ekspedicijos. Per kažkokią ekspediciją. Nori pabandyti nusileisti čia? Bliau, pas mane per daug slidus batai. Bliau, bet aš nenoriu viską apidinėti. Pas aš nukrysiu. Bet aš irgi nukrysiu. Nori pirmą pačiuošti? Nu, žiūrėk, profesionaliai. Nu jo, nu gal ir manoma. Simona iškeliauja į ekspediciją savo firmoje, tai iškart atsisveikinsiu, tada sakau. Ne. Na, nu, bandyk. Bandyk, Simona. Daug aš naisiu į priekį ir nufilmuosiu, kaip tu lipi čia. Oi, aš išlystu. Aš manau, mes būtume jau nuėję 2 kartus. Viskas, bėgti, na jau, viskas. Ir ne vieną zuikio. Zuikė? Žinai, tipo zuikį pasigavai. Tas jums sakė? Ką? Tipo, kai nukreidė, o zuikį pasigavai kokios spalvos. O, Dieve, pamiršk. Visokių kavų yra. Strawberry kisses. Aš norėsiu pina koladą. Pino koladą? Pina koladą. Čia ne kokteilis, jeigu ką čia Saša. Oi, čia kava. Mes tik nesuprantam. Kaip čia tos kavos gauti? Saša, ką tu paėmė? Amerikano su Kolumbija rūbelėm. Nu, kvepia nerealiai. Aš niekad negalvojau, kad mažesnis piešinukas gražiau atrodo. Aha, bet jau ir mielai atrodo. Jau biškiai Simonai permušinėja širdį, tai mes ją šiek tiek mažiau pilsim. Kaip guminukai pyč kvepia. O, mes tas labiau. Aš Kebra nupirkau knygutę, OCD, Stop Obsession. Realiai biškiai padeda. Daug už tai skaičiu, kad kai pradedi analizuoti save iš šalies, tai kažkaip truputį ramiau. Bet jaučiu užsakysiu 17 eurų kainuoja knyga, nežinau, parašykit, čia brangiai už knygą ar ne. Aš tik per nuolaidas perku. Ką aš meluoju, aš nepirku knygų, gerai. Aš prisipažinsiu, aš nepirku knygų. Taip, aš neskaitau knygų. Aš neperskaičiu nei vienos knygos per šitus metus. O kaip kavutė? Ai, kavutė? Gerai. Aš? Stoviu čia šypsais, tu čia mums papasakok. Skaitai tu knygas? Aš skaitau Saša, padovanoju Kobo. Kiek perskaitai per Kobo knygų? Padovanoju Simonai praeitais metais. Per praeitų metų, žodžiu, praėjo 14 mėnesių. Tai on average perskaitai 0,3 knygos į mėnesį. Aš mėgstu popierinės knygas, bet visai žymiai patogiau yra turėti Kobo. Pirma, nereikia niekad apšvietimo papildomai. Čia jeigu ką, nemokėsim mes tau už reklamą. Pamirškit viską, ką aš sakiau. Negadina akių, kaip ten per Kobo kažkas skaityti, nes ten yra tas paper... E-ink.
Ink. Šiaip kietai, kad turi tipo vienoj mažytį knygutį, labai daug knygų. Ir į kelionės gali. Šiaip pastavi tipo visą ant tavo staliuko, kur yra 400 knygų. Ir va, Simonai padėjo perskaityti 4 knygas per 14 mėnesių. Tai net nežinau, daryk. Kiek tu skaitai on average į dieną? 15 minučių? Pala, ką dabar sakai? Aš paskaitau arba 10 minučių, arba valandą. Ir no in between. Kada paskutinį kartą skaitai valandą? Prieš rytą? Gal 4 minučių. O ko mes iš vis analizuojam mano skaitimo? Tiesiog norėjau sužinoti, tiesiog buvo įdomu. Pasidalinai, ačiū. Aš mane džedžina. Ai, ne. O šiaip kava šitą mane nebūdina, tiesiog širdį. Nebūdina, bet širdį muša. Saša, kodėl tu stovi šitoj eilėj? Aš laukiu. Salted strawberry matcha latte. O galės ištrinšti? Atsisakė Simona. Jinai negalėjo apspręsti, ar nori matchos, bet aš vis tiek paėmiau 2. Aš manau, kad jinai biškiai atsigers. O kitą, jeigu liks, mes supirsim gertuvę, nes Simona pas ją 80 metės spaudimas turbūt. Jinai negali, nežinau, gert matchos. Atrodo japoniškai. Jo. Skanu? Žinok, be jokų, 1:1, kaip mes geriam toj Japonijoje kavinėje. Rimtai? Ir 1:1. Čia kažkokia žiauriai kokybiška mačia. A, ne? Taip paragau. Tai aš nesu ekspertas, bet jinai labai skani. Mačios ekspertė, kuri gali tik gurkšnelį padaryti, bet padarys didelį gurkšnį. Labai skanu. Bet grin... Aš mačias taip ne taip stipriai jaučiu. Bet man čia tokia mačia latė, kur aš galėčiau gerti. Labai skanu. Ir tos braškės jaučiasi, nes čia ant dugno vis tiek liko daugiausiai, tai aš manau nelabai jausis. Mes nieko nešvaistam. 2 hours later. Prisėdau prie Sašos darbo stalo, nes tik jo kompas išveža 3 Simsus. Šiaip, kodėl 3 Simsų negalima per MacBooką? Prieš savaitę kokį vėl pradėjau žaisti Simsus ir aš taip užsikabinau, jūs neįsivaizduojat. Čia yra mano antra šeima. Jeigu jūs tik norit Simsų gameplayus, aš tikrai galėčiau tai padaryti, nes aš Simsų žaidžiu labai ilgai ir man atrodo, aš labai čia daug valandų prižaidus iš viso. Parašykit komentaruose, ar jūs žaidžiat Simsus, ar kad nors žaidėt Simsus. Taip atrodys mano vakaro likutis. The next day. Pusryčiai paprasti, salotos su alyvuogių aliejum, kiaušiniai ir sourdough duona. Aš supirkus bent kokiose 4 vietose sourdough duoną, pati bandžiau kepti. Bet mano kuklio nuomonė, kur realiai jinai yra verta, tai habits, reiktų omeny. Aš pati noriu ją išmokti kepti, bet aš kažkaip vis neprisiverčiau. Bet galbūt, jeigu aš išleisiu pakankamai dažnai už 6 eurus ant vieno kepalo duonos, aš susimastysiu ir aš iškepsiu. Šiandien oro balionas šudutės formos. Ir svarbiausias klausimas, ką prie kavos. Šiaip šitie yra mano iš mitijų jaučiu mėgstamiausi. Aš dabar, kadangi sportuoju ir bandau prie raumenų, tiesiog labai skanus būdas susirinkti baltymus, ir šiaip aš mėgstu kažko saldaus prie kavos. Ir mano ofisas šiuo metu yra laikinas sandėlys. Deja, esu aš to didžiausia fanė, bet pastaruoju metu pradėjau gerti vandenį iš tokio mason jaro. Neturiu tam normalios priežasties paaiškinti, tiesiog labai patogu ir labai patinka, kad čia telpa daug vandens. Ir dar turiu va tokią žvakę su avietėm. Kvepia žiauriai skaniai. Tai noriu uždegti. Pradėjau dieną nuo tiesiog kelių e-mailų. Pradėjau dieną jau 1:30. Dabar noriu sumontuoti vieną reelsą. Ir jo čia yra mini Saša. Beje, gal pastebėjot, kad ne vieną kartą šitą video parodžiau Mitijų produkciją ir iš tikrųjų ne šiaip savo, nes jie taip pat remia šiandienos video. Aš šiaip savo Mitijų produktus atradau dar prieš mums pradedant dirbti kartu. Ypač esu jų baltyminių botonėlių fan. Visų pirma, man kaip sportuojančiai tai tiesiog yra labai skanus būdas susirinkti ekstra baltymus, nes man jų baltyminiai botonėliai yra žiauriai skanus. Bet ir pavyzdžiui kelionės. Man labai patinka juos pasiimti, tiesiog įsidėti kuprinę baltyminį botonėlį. Bet žinot, paklauskime dar nešališkos nuomonės. Sveiki! O, sveiki. Gal domintų nemokamas batonėlis už sąžiningą nuomonę? Nemokamas? Gerai. Prašau. Mes pažįstame? Jūs man labai matyta kažkur. Galbūt praeitam gyvenime. O jūs kartais nedarot video į YouTube? Galbūt. Aš būsiu per video? Taip. Geras. Čia paprastas ar proteininis? Čia proteininis. Čia proteininis? Nes aš visiškai nejaučiu proteino. Jo, Bet gerai, jo, pas mane jo. jis nėra toks. Jis man halvą primena šitą. Tiksliai. Kaip, čia ne aš sakiau? Čia tu sakai. Jo, skanus, nerealiai skanus šiaip. Kaip proteininiam batonėliui, aš toks nustebęs. Aš irgi. Kur tik galima nupirkti? Maksimoj, Rimi, Visose iki. parduotuvėse jaučiu. Nu beveik visose, kur aš mačiau. Geras. Ačiū, labai galiu pasirinkti. Jo. Eik, savo. Dėkui. Gal net visą valgyti leidžiu. Dėkui. Aš būsiu per video? Jo. Geras.
geras. Ačiū labai už dalyvavimą. Iki. Ačiū Jums, dėkui. Iki. Vežinkitės iš mano namų, prašau. Ačiū visą. Gyvenu. Parodysiu, kas visą laiką būna mano džimo tašiai. Į šitą maišelį įsidedu aprangą. Tada turiu gertuvę iš Amazono. Jis labai gražiai atrodo ir jis labai gerai išlaiko ir šaltį, ir šilumą. Tada turiu kosmetinę. Irgi iš Amazono, kurioje visą laiką yra dezodorantas ir kvepalai. Ir šitas dalykas. Supratau. Aš kažkokių pre-workoutų nelabai geriu, išskyrus. Čia nėra pre-workoutas, čia yra BCA, bet jis yra su kofeinu, tai jis toks pre-workoutas ir BCA viename, mangų skonio. Tai jį dar pasiemu ir bananą. Irgi mano pre-workoutas. Žiūrėkit, Valentino dienos progą padariau mini Sašą ir mini save, tai čia įmesiu, kaip atrodo mini aš. Mini Saša. 3 hours later. Kaip matot, aš sėkmingai nieko nenufilmavau sporto salėje. Sporto salė nebuvo tokia pilna žmonių, bet jinai buvo su gan daug žmonių ir su mano pažįstamais, kad man būtų pakankamai nejauku. Aš tiesiog noriu prisipažinti, kad man labai sunku filmuoti. Man labai sunku filmuoti Lietuvoje viešumoje. Pažodžiu, Saša šiaip turėtų grįžti jau realiai tuoj, nes kai aš buvau sporto salėje, jis jau buvo traukiniai iš Kauno į Vilnių. Aš šiaip jaučiuosi biškai kaip per MasterChef, nes aš turiu tiesiog nuotraukų, ką man reikia pagaminti. Aš galėčiau pasigūglinti, kas ten tiksliai yra. Taip, bet ar taip yra įdomu? Ne. Vienintelis dalykas, aš niekur neradau tų pagaliukų, kur aš galėčiau, padaryti skewers. Tai bus, nebus skewers, bet bus visa kita maždaug kaip ten, toj nuotraukai. Grįžo Saša. Aš grįžau iš Kauno ką tik. Kaip tau Kaunas? Crazy story. Kas nežinot, kaip niekas nežinot, bet aš turiu biškį tokį lengvą OCD su dalykais. Ten visokie įbrėžimai dalykai, aš negaliu. Vakar iš kompo išiminėjau vaizdo plokštę ir ten žiauriai nematomai vietoj, kur už kompo padariau vieną net neįbrėžimą, o tokį net, net negaliu paaiškinti, ant tiek smulkmeną. Žiauriai dėl to apsikroviau. Šiandien važiuoju ryte pas gydytoją, priduos šlapimo. Nežinau, čia gal aš kaip šitą detalę. Koks skirtumas? Mes susiojam visi. Ir stovau autobusu, toliau galvoju apie tą problemą, atsisinčiau knygą, pradėjau skaityti beje. Pas mane grinai kažkokia išlepinto žmogaus problemos, žinai, tokias. Ir kodėl aš apie tai pagalvojau, nes prie manęs stovėjo moteris kažkokia ir jinai ten kalbėjo su kita moterim. Jis sako, tai karočią atėjo jis prie darželio, o jam teisės atimtos. Į šitą tipo šiaurės miestelį, ateina ir sako, pradėjo prie manęs lystai, žinai, tie apsauginis užpuškiai dujom. Tai va, iškviečiau policiją, surašiau protokolą. Tai dabar sės pirmadienį sės. Aš nejuokauju, čia citatos. O Dieve. Sės pirmadienį jo, dabar tik 3 mėnesiam jo, bet po to tai, jo. Aš taip ją vaidinu ne dėl to, kad aš bandau ją kažkaip pažeminti, o dėl to, kad jinai grinai tartum gėrė vakar. Jinai labai... Gal jinai realiai gėrė vakar? Gali būt. Ir galvoju, wow. Čia toks kontrastas, tokios problemų pas žmonės. Ką norėjau visų tom pasakyti? Keista diena. Po to išėjau dar stotį šiandien, pamačiau Audžį Morozas, du bičiukai. Arba pasijau labai aršus hemorojus. Arba jis Audžį Morozas. Jo, ir pas mane dar ant kuprinės labų buvo čia. Unpacking. Simona, tu paimta. Simona, aš žinojau. Aš apie jį visą dieną galvojau. Aš realiai sakau. Aš taip ir galvoju. Aš visą dieną šiandien galvojau apie jį. Kas nežino, čia beje Simona man paėmė iš žaidimų, kurie žaidžiu figūrėlę, dekoraciją. Čia yra iš mano labai mėgstamo žaidimo. Tiksliau, šitas šiaip galbūt net kažkas žiūrėjot. Mano tas žaidimas, kurį žaidžiu, jie pradėjo Netflix'o series. Kažkaip turiu tokią nuojautą, kad jis turėtų būti prikabintas prie jo. Būna, nieko tokio, iš visų mano gal. Pažiūrėjom, ką dar sakai? Kur rinkiklį? Žiūri geri atsiliepimai buvo šito Philipso. Ai, Pas mane, tu žodžiu, savo. lūžo šitas daiktas kavos aparato, neklauskit kaip. Oh my god. Mes paėmėm dar tušą, kremą ir eyelinerį. O mes einam gaminti vakarienę. Aš turėjau nufilmuoti, kaip aš estetiškai gaminu. Ir aš pradėjau filmuoti, kaip aš estetiškai gaminu, bet kadangi virtuvė atrodo maždaug taip, aš jums parodysiu galutinį rezultatą, kuris šiaip žada būti gražus. Ten kepa bulves. Salotos jau yra. Ir čia kepsiu vištieną. Later. Gerai, galbūt čia nėra taip estetiška, kaip turėjo būti mano galvoj, bet jūs turit manim patikėti, kad čia yra labai skanu. Tai va, vakarieniausim, žiūrėsim Sopranos kaip visada. Ir noriu parodyti, kokią kolą radau. Čia man atrodo ta pati, kaip buvo be kofeino ir be cukraus, bet kažkokia nauja pakuotė, bet rožiau reikėtų. Taste test. Taip, Saša ekspertas įvertins. Daž. Ane? Daž, žiūrėjau skanu.